Dabar norėjau pašnekėti apie tai, kaip keisis materija. Praeitą kartą šnekėjom apie tai, kas vyksta mūsų būsenose, kas vyksta, kokios mūsų būsenos yra ir viskas, kas vyksta, į kurią linkmę viskas krypsta. O dabar pašnekėkim apie materiją, kaip jinai keisis. Visų pirma, Žemė jinai formuojasi iš naujo, kaip žinote. Dalinsi žemynai, bus kitos erdvės, ne? Kitos gyvenamosios erdvės. Ir tai įtakoja, ir tai įtakos, ir ypatingai nuo rugsėjo mėnesį prasidės labai stiprus valymosi procesas. Tai tiek ugnimi, tiek vandeniu, tiek įvairiais stichinėmis nelaimėmis. Tas pats ir karas, ne? Tai jisai yra duotas tam, kad valytųsi. Tam, kad valytųsi nuo žmonių, nuo fantomų, ne? Nuo visų toksinių žmonių. Toksinių žmonių, kurie gyvena toksinėmis idėjomis, toksinėmis emocijomis, ne? Tai irgi Žemė tokiais būdais valosi. Ir lygiai taip pat ir tie žmonės, kurie yra programiniai, ne, kurie atėjo čia tam, kad vykdyti būtent tą programą. Tai Žemė turi prasivalyti iš to. Aišku, suintensyvės gaisrai, tai kaip ir sakiau, ugnis. Ir netgi pas tos žmonės, kurie bus ugnis šeimoje, ar namas sudegs, ar kažkas, tai irgi yra valymosi procesas. Tai ne kiek jo asmeninis, tiek šeimos, tiek giminės medžio valymosi procesas. Tai yra būtina sąlyga, nes tą, ką jūs vibruojate, jeigu jūs vibruojate toksiškai, viskas valysis, žinokite tai. Taigi jūs esate, kaip ir neturite pasirinkimų, kaip tik tai eiti į tą dvasinį vystymąsi, kaip eiti tik tai ir kelti tas vibracijas, nes vienaip ar kitaip, jeigu jūs tų vibracijų nekelsite, jūs tai, ką jūs spinduliuojate, viską pas jūs ir pasireiškia, ne? Jeigu jūs spinduliuojate ten kažkokias agresiją, kažkokias ten destruktyvės, ne, emocijas išleidžiate, spinduliuojate, šnekate irgi kažkokiais žodžiais destruktyviais, ne, tai irgi yra jūsų energija, tai irgi yra jūsų ta vibracija, ir jeigu jinai yra žema, jūs ir prisitrauksit lygiai tokią pačią vibraciją ir jūsų situacijos darysis tokios pačios, tą, ką jūs ir prisitrauksit. Taigi jūs prisitrauksit, jūs esat kūrėjai. Taigi karma jinai pabiškinai nueina į šalį. O tai, ką jūs spinduliuojate, tą jūs ir turėsite. Ir būtent ypatingai prasidės jau nuo 9 mėnesio, ypatingai prasidės įvairūs procesai, tiek ir su liūtim, tiek ir su vandeniu procesai vyks, tiek su ugnim, ne. Tai gali būti ir atskiruose namuose kažkokie procesai, tai ar tai vandentiekis trūks, ar tai ugnis, ne, tai irgi žinokite, kad tai yra valymosi procesai. Ir tai yra būtini tie procesai tam, kad jūs prasivalytumėte. Jeigu jūs negalite prasivalyti patys, įsikelti patys ir prasivalyti tas destrukcijas, kurias jūs nešate. Taigi tai, ką jūs spinduliuosite, tą jūs ir turėsite. Tai jau yra jūsų energetinės dažnis. Ir tai bus jau ta pirmoji taisyklė, pagal ką jūs pritraukite, ne? Pagal tai jūs ir gyvensite. Taigi, jeigu jūs žiūrite įvairius karo epizodus, įvairius, tai tas programas ir veiks pas jūsų laukia. Tai tą programą jūs ir trauksite, tai tas programas ir duos jums tą destrukciją. Tai žinokite, apie tai pasigalvokite, ką jūs dar galite padaryti, kad prasivalyti savo lauką, kad prasivalyti kažkokias destrukcijas ar kažkokias toksinės iš tų išeiti, nes tai jau Žemė atmeta, jau jinai negali priimti jokių destruktyvių, toksinių žmonių, ne, jau toksinių energijų jinai jau negali priimti. Jau jinai yra daug aukštesnėse energijose ir jinai tik tai tose energijose pasiruošusi gyventi. Taigi viskas valysis, kaip ir sakiau, geoforminės platformos irgi slinksis. Taigi anksčiau buvo Antarktidoje, kaip žinote, buvo gana palankus sezonas, ne, palankus klimatas, o paskui užėjo ten, kaip ir užėjo ledynai. Viskas turi keistis atgal, ne, po biškį keisis ir tenai tie ledynai turės ištirpti. Taigi ir padaugės vandens, aišku. Aišku, pirmiausia, tie žmonės, kurie gyvena pakrantėse, jau turėtų pasigalvoti, kur kitur jie gali persikelti, nes padaugės vandens, aišku, ne per vieną dieną, bet daugės ir gilės, ir kai kurios salos visiškai išnyks, bus paskandintos, kai kurios atsiras. Tai irgi visa keisis, geografinė platuma, jinai keisis. Taigi viskas pabiški tvarkysis į kitą pusę. Ir tai jau prasidės jau ir nuo rugsėjo. Ir tai jau galėjote pastebėti jau senai. Prieš metus jau tai buvo, vyras šnekėjau irgi, kad viskas keisis, bet tai pabiški intensyvėja. Ir jau rugsėjo
rugsėjį jau prasidės dar daugiau įvairių procesų, kurie valančiųjų procesų tiek ir ugnikalniai, tiek ir lavos įsiveržimai. Taigi viskas pabiški, jau ir netgi greičiau nei pabiški pradės eiti tie valymosi procesai. Tai turi išeiti žmonių pakankamai didelis kiekis, netgi pusė gyventojų turės išeiti. Tai kadangi pusė gyventojų yra toksiniai arba fantomai, tai tie žmonės ir turės išeiti, nes galės tik tai pasilikti tie, kurie savo vibracijas laiko gana aukštame lygyje, ne? Tai kurie sugeba išlaikyti savo vibracijas, nes jie gyvena tuose aukštesnėse sąmonės pažinimo plotuose, sugeba išlaikyti tą aukštesnę vibraciją, ne? Tai sugeba pritraukti, nes tie žmonės, kurie vystosi dvasiškai, tie, kurie žmonės išlaiko tą vibraciją, jie džiaugiasi tuo gyvenimu, tai jie ir kiekvienas žmogus sukurs aplink save tą tokį lauką, kuriame jisai egzistuos. Tarsi burbulą ir kiekvienas gyvens, tos šeimos ir gyvens tarsi tame burbule, ne, kuriame jie egzistuos, tame lauke. Ir tas laukas jisai priklausys nuo tos vibracijos, ne, ir nuo tos vibracijos ir ateis ir tie įvykiai ir viskas. Jeigu šeimoje yra kažkas tai, kas pritraukia tą destrukciją, tai pabiški irgi tai turės keistis. Arba tai ir šeimos, arba tai turės pasikeisti, irgi partneris turės lygiai taip pat susivienodyti tas vibracijas, pakelti savo vibracijas. Taigi pabiški viskas turės išeiti į kitą lygį. Irgi tai, ką jūs vibruosite, tą jūs pritrauksite, žinokite tai. Taigi materija keisis pilnumoj ir taip kaip ir žmonės atras daugumą dalykų, telepatija bus pagrindinė kalba. Jau dabar jinai yra žmogus tam, kad neeikvotų energijos, ne, o kaip bebūtų žodžiai, jie yra energija. Tai mintis irgi yra energija, mintis yra kitokia energija, jinai nėra tokia eikvojanti ir dauguma žmonių pradės gilintis į telepatiją ir jie pradės bendrauti telepatiškai, nes kadangi tai yra mažiau eikvojanti energijos šaka, kalba, kurioje žmogus gali bendrauti, ne, tai telepatiškai. Taigi žmonės, kurie jau dvasiškai vystosi, kelia vibracijas, jiems savaime atsivers tas kelias, tas būdas bendrauti, kalbėtis, šnekėti su aplinka, su gyvūnais, su medžiais, su kitais žmonėmis, su išėjusiais žmonėmis, telepatiškai, grinai telepatiškai, su tais mūsų draugais. Tai yra mūsų kuratoriais, kurie mums padeda, ne, koroja ir veda mumis čia, tai irgi galės bendrauti telepatiškai. Tai yra pati tokia artimiausia ta kalba, neeikvojanti energijos tiek daug. Kaip žinote, žodis jisai eikvoja daug energijos ir tam, kad galima irgi bendrauti ir telepatiškai. Taigi visą tai žmogus atras ir ateis ir kitokie prioritetai, kaip telekinezė ateis. Žmogus galės valdyti įvairius daiktus minties galia. Taigi žmonės jau dabar tai atranda, jau dabar daug kas tai daro ir tai dar gilės ir tai bus netgi mokslai ir tai nebus sisteminiai mokslai, nes tai, kas yra nauja, jie nėra sisteminiai mokslai, jie yra civilizacijų duodama informacija. Taigi tą informaciją žmonės pradės gilintis, jie pradės atrasti naujus dalykus, nes tai, kas buvo trečiojoje matricoje, jau visą tai atgyventa, jau tai viskas neįdomu ir tai yra jau praeita. O tam, kad įsitvirtintų nauja, tai nauja gali duoti tik tai nesisteminės mokyklos, o naują gali duoti tik tai tie žmonės, kurie kontaktuotojai, tie žmonės, kurie dabar bendrauja su aukštesnėmis sąmonėmis būtybės, taip, tai jie norėjau pasakyti, pašėrina. Tai pašėrina tą informaciją apie tai, kas yra, apie tai, kas vyksta, apie tai, ką gali turėti žmogus, apie tai, kad galima ir gyventi ir kitaip. Tai yra nauja informacija ir ateina ir nauji pagrindai ir tai nesisteminiai, tai ne valstybės pagrindai, ne, kurie duoda tuos senus pagrindus, ne, visa tai jau yra žinoma. O tai yra nesisteminiai dalykai ir tie dalykai kaip telepatija, telekinezė. Dabar žmonės mokosi patys į savęs bando daryti tai, ko anksčiau nebuvo. Ir tai jau yra naujos energijos ir tose energijose jau žmonės dirba. Jau žmonės pradeda judinti, ne, telekinezuoti, ne daiktus, jau pradeda judinti savo minties galia. Ir tai jau galima, nes tose energijose jau pasiduoda aukštesnė
mažesnės energijos, kaip ir sakiau, mums reikia tik tai jas susinchronizuoti, tik tai susirezervuoti. Ir kai tu ją pradedi daryti, vat kažką tai, nuo to ir prasideda sinchronizacija, tau reikia prieiti prie to, tau reikia kažką tai daryti. Ir kai tu jau pradedi daryti, tu vis gilin, tu jau pradedi daryti tas naujas neuroninės jungtis, pradedi kurti. Ir iš tų naujų neuroninių jungčių susikūrė tas modalinis procesas, kuriame atsiranda jėga. Ir kai atsiranda jėga, jau tu gali daryti, atsiranda ir ta telekinezės jėga, ar tai telepatinė jėga. Tai reikia daryti, tai reikia užsiimti. Ir tai turės būti prerogatyva kiekvieno žmogaus. Kiekvienas žmogus turės eiti į tą, būtent į tą, ką jis, tam, kad evoliucionuotų, tam, kad tobulėtų, tam, kad tų senų matricinių dalykų, sisteminių dalykų, kurie buvo anksčiau, kad neimtų, o eitų į naują. Ir tik tai naują duos rezultatus. Tik tai naują duos resursą. Ir taip ir toliau. Ir netgi, kaip ir sakiau, finansinė energija, jinai ateina į naują, į greitį, į džiaugsmą, į resursą. Tai, kas duoda resursą. Tai ir visą tai reikia tiesiog, ateina mintis, reikia vykdyti. Jeigu atėjo mintis kažką tai praktikuoti, vykdykite, nes tai yra paduodama jūsų aukščiausiojo aš mintis, tam, kad būtų procesas, kad susikurtų naujus neuroninės jungtis, kad ateitų būtent tas sisteminis blokas, tas energetinis blokas į jumis, ir jūs galėtumėte išvystyti į materiją. Ir būtent tada jau susipradėsite kurti jau tai, ką jūs norite. Taigi, kaip ir sakiau, telekinezė, telepatija, tai bus pagrindas, ką dabar žmonės jau dabar stengiasi jau įsigilinti, įsivesti į save, susinchronizuoti su tomis energijomis. Žmonės galės netgi skraidyti, pasikelti, suharmonizuoti savo laukus. Ir kai savo laukus suharmonizuoja, subalansuoja, tai jisai galės netgi skraidyti, tiesioginė ta žodžio prasme. Teleportacija, jinai irgi jau yra galima. Tai yra tik tai reikia pradėti tai daryti, žingsnelis po žingsnelio, tai reikia bandyti. O tam, kad bandyti, aišku, reikalingos žinios kažkokios. O paskui reikalinga ir ta energija. Ir kai žinios atsiranda ta kita energija. Ateina kita energija, tu su ją susinchronizuoji. Tai viskas ir vyksta, viskas veiks ir žmonės netgi vėliau galės netgi savo minties gale tiesiog pasidaryti akių spalvą kitokią, jeigu jam nepatinka šiandien būti žaliom akim, jis nori būti mėlynom. Ir tai vyks greitai, ir tai vyks tą pačią dieną, ryte buvo su mėlynom akim, vakare su žaliom, jisai galės keisti savo minties gale. Savo minties gale jisai regeneruos savo organus. Ir visa tai yra pas mus, mūsų viduje, būtent toje dieviškoje energijoje, kuri pas mus pulsuoja. Ir tai reikia suprasti, kad viskas yra įmanoma. Ir reikia nueiti nuo tų ribojančių įsitikinimų, nes būtent šitie ribojantis įsitikinimai ir neduoda jums susinchronizuoti su naujomis energijomis. Taigi, žmogus, kaip ir sakiau, galės daryti su savo minties galia viską. Ir jau jis ir dabar gali daryti. Bet pabiškai jam reikia įgauti galios. O tam, kad įgauti galios, jisai turi praktikuoti. Tai brangieji, tai galite pasidomėti apie tai, ką aš šneku, nes dauguma žmonių turbūt jau ir dabar tai daro. Ir reikia užsiimti, reikia tiesiog prisijaukinti tas energijas. Prisijaukinti, tegu jos pabiški praktikuojant, jūs jas prisijaukysit, jūs jas sinchronizuositės ir jūs galėsite daryti tai, ką kiti negali. Tai tiesiog ir matyti, ir girdėti, ir žinoti, ateina tas, kai yra kanalas atviras, tu tiesiog žinai. O iš kur tu žinai? Tai tu nežinai, iš kur žinai, bet tiesiog žinai. Tai tau aukščiausiai aš duoda tau informaciją, tu tiesiog žinai. Ir tu esi tuo tikras, Ir kiekvienas žmogus, jisai turės savo kelią, turės savo paskirtį ir kiekvienas žmogus žinos tą savo kelią. Jis nesakys, jis neklausinės, kas aš, nes dabar dauguma žmonių yra pasimetę. Jie dabar tik tai pradeda atsimerkti, kai kas ir pradeda atsimerkti ir žiūrėti, koks tai jo yra kelias. O tais laikas, kai žmonės žinos, jie gyvens tuo, jie džiaugsis, jie gyvens kiekvieną sekundę, nes ateities nėra. Praeities irgi nėra. Yra dabar, yra dabartis, yra čia ir dabar. Ir kai tai žmogus supras, jisai džiaugsis tuo gyvenimu, jisai džiaugsis tą sekundę, kai jisai išeis iš to sapno, kaip sakoma, iš to miego būsenos, iš tų programų, nes būtent programuose mes miegam. Taip? O kai mes atsibundam, kai pradedam suprasti, kas vyksta, kur apsidairoma, dažniausiai galite pastebėti, vairuojate mašiną ir jūs atrodote, jūs nežinote, kaip atvažiuojate į kitos vietos, automatiškai. Tai vadinasi, jūs miegat. Bet kai jūs pradedate jau
vis sakyti, aš esu čia ir dabar, aš žiūriu kiekvieną, kur aš važiuoju, ne, ir tai ne automatiškai, ir jau jūs tada, vadinasi, jūs tada atsibūdės, ne. Taigi visa tai vyks po biškį, ne, žmonės atsibudinės ir žmonės žinos, ką jie nori, ko jie gyvena, tokių egzistencinių klausimų nekils, nes jie džiaugsis gyvenimu ir džiaugsis ir žinos, ką jie nori išmokti, nes dauguma sielų dabar ateina aukštesnės plotmės sielos, kurios jau dabar turi savo paskirtį, ne? Ir mes dar su savo senomis programomis norime uždėti ribotus tom sielom. Ar tai yra įmanoma, ar tai galima, ne? Tai netgi pagal visatos įstatymus negalima taip daryti iš tikrųjų. O mes bandome uždėti tas ribojančius įsitikinimus tom sielom. Taigi, iš tikrųjų mes tik tai turime jas mylėti, padėti jom užaugti ir kad jos ir palydėti į jų kelią. Tai yra mūsų kaip ir tėvų pareiga, o ką mes darome iš tikrųjų. Taigi pasigalvokite apie tai. Taigi, tos sielas, kurios ateina aukštesnių plotmių, jos ir duos tą patį vystymąsi, tą impulsą didžiulį, jos neša didelės aukštas energijas ir didelį impulsą, ne, didelę srovę tos energijos, ne. Ir mes, tie, kurie ir esam sąmoningi, ne, mes esam tie pradininkai, sąmoningi tie žmonės, kurie tai suprantam. Tai mes ir turime padėti tiems vaikams, toms sieloms išvystyti jų potencialą. Tai mylėjai, tiek čia visko daug prašnekėjau visokiom temom, bet pasigalvokite. Taigi, kaip sakau, Žemė jinai keičiasi visuma koma. Ir tiek geografinė platuma, tiek valymosi procesuose jinai visa pasikeis. Ir žmogus, jisai atgaus savo tikrąjį aš, savo tikrąją esybę, savo tikrąją energiją. Bet tam, kad jisai atgautų, mes turime praeiti procesą, kuris irgi atitinkamas laiko ir kelio ruožas, kuris duoda irgi savo patirtį. Taigi mes esame dabar tame procese ir leiskime tam procesum vykti. Ir tik tai reikia įsiimti tos ribojančius įsitikinimus ir supratimą vykdyti, sąmoningumą vykdyti ir vystyti tai, kas ir taip jau yra prirašyta, tai, kas yra nulemta. Tai mylėjai, šiandien tiek.